Mes labai mėgstame šios čipsus, kadangi tai yra nuostabus čipsai, kurie turi vos ne 50% mažiau riebalų negu paprasti čipsai. Ir jie yra sveiki, čia grynas maistas, kaip sakoma. Va. Čia yra hummus chips iš Eat Real. Čia taip pat iš Eat Real quinoa chips. Ir čia quinoa chips, 2 quinoa chips, 1 hummus ir 1 lentil chips. Šiuos labai mėgstu, man patinka ta čili tokia. Tai va saudu, 1 quinoa ir lentils ir čia sūnui paėmiau šitus 2. Čia, aišku, nesuvalgysiu per vieną dieną, čia keliom dienom, kad nereikėtų paskui važiuoti ir, nežinau, čia. Šiaip jie labai mažai kalorijų turi, galiu pasakyti. Šitas pakelis, kiek čia gramų yra. Jie šiaip lengvi, va, 40 gramų. Ir kalorijų turi, na, per 28 gramus turi 130 kalorijų. Tai per visą šį maišelį bus tikrai nedaugiau negu 200 kalorijų. Tai apie 200 kalorijų visas maišelis, tai čia tikrai nedaug, galiu pasakyti. Tikrai nedaug, mano manimu, ir mažai riebalų. Tiesiog super. Ir jokių nesąmonių nėra pridėta, ir yra veganiška. Nu, nežinau, geriau būti ir negali. Toliau, ką čia pasėmiau tokį žurnalą nemokamą, paskaitysiu, kad čia reklamuoja mieste, kas čia gero, gal nežinau. Gal nueisiu ten į kokį baseiną, ar nežinau, sporto klubą nori pradėti lankyti, gal čia bus kokios reklamos ar ką. Na ir toliau nupirkau tokių veganiškų dalykiukų, vadinasi Trek. Taigi, Trek peanut butter, čia taip pat yra veganiškas, jie visi yra veganiški, 100% natūralūs ingredientai, nėra pridėta jokio cukraus ar sirupo. Veganiškas yra, na, vienu žodžiu, super. Čia yra su peanut butter, su riešutų sviestu, tai energijos duoda. Toliau čia yra taip pat iš peanut butter. Galvau, kad čia kitokį paėmiau. O tai kaip aš galvau, kad aš kakavinį paėmiau. O, visai netokį paėmiau. Na, kažkaip, kaip aš taip sumaišiau. O, turėjau rankoje, na, vienu žodžiu, paėmiau 2 su peanut butter. Nu, tikiuosi sūnui patiks, jeigu nepatiks, tai nežinau, ką darysiu. Na ką, ir 2 berry burst. Taip, aš paėmiau 2 berry burst ir galvojau, kad 1 kakavinį paėmiau, 1 riešutų, bet aš 2 riešutų paėmiau. Na, tiek to suvalgysi, sveiki jie yra, tai. Ir čia, kaip matote, berry burst, čia yra su uogom. Vat, tokie, nežinau, tokie čia suskaidyti taip. Mes anksčiau pirkdavom iš flapjacks iš šitų, dabar tokie, vat, bar vadinasi. Tai va, sūnui va taip užkandžiu, nes mano sūnus vis klausia, ką užkasti, ką turime užkasti. Tai va, sakysiu, va, sūnau, prašau, užkandžiauk. Na, taip, toliau nupirkau iš The Jelly Bean Factory. Taip pat šitas jelly beans, kaip vadinasi jelly beans? Na, nežinau, pupelės, želatinos pupelės. Jos yra žinoma be jokios želatinos, yra be gliuteno, be GMO ir be riešutų. Jos yra veganiškos ir kokios skanios, nuostabios, pačios skaniausios, man, nežinau, pasaulį turbūt, šitos jelly beans. Super. Tai va, vieną aš jau atidariau, šis jau atidarytas, šiek tiek nukramčiau, nuvalgiau, o čia vat neatidarytas yra sūneliui. Oi, užkasti. Siūlyčiau, jeigu matysite, aš juos perku, kur pas mūsų video nuomoja. Extra Vision. Tai aš ten perku, ten jų dabar yra užvežta, tai vat pilna vienintelė vat vieta, kur aš jas randu pirkti. O šiaip, nežinau, jeigu rasite tokių, tikrai paturi paragauti, jos kainuoja tik 2 euriukai, tik 2 eurai, tai nežinau, tikrai pigu ir žiauriai skanu ir sveika. Tai yra sveikiau negu paprastos. Taip, toliau čia tokį gėrimuką nupirkau Ugniui. Koko Dairy Free, taip pat veganiškas toksai kokoso gėrimukas, tokį anksčiau pirkdavau, tai vat galės atsigerti. Ir čia kažkokį to naują, galvoju, reikia išbandyti. Jie kainuoja apie 2 eurus, 1,50 € ar kiek. Čia su ryžių pieneliu, su kokosu, va toks maišytas, su ananasas čia matau. Įdomu, koks skonis bus to, nes nesam ragavę šito. Tokius 2 nupirkau. Na ir, jelly beansas pabėgo vienas. Na ir, žinote, ką nusipirkau, nes neturėjau face wash'o. Veido prausiklis, o paprasčiausiai paprastai va taip va buvo.
už jį mokėjau kiek čia 10 ar kiek čia eurų, 12 eurų kažkur. Nu, apie 10, ne, gal 8, apie 10 eurų kažkur. Ir nusipirkau, nes jisai yra natūralus. Va. Rašo, kad natūrali formula, sulfatų nėra, parabenų nėra, cruelty free nėra, testuota ant gyvūnų, yra veganiškas ir yra čia organiški hemp seed oil, toks aliejus iš hemp seedų. Na, kaip matote, superinis, aš manau, čia rašo, kaip naudoti, directions, va. Šio šiaip dar nebandžiau, nes va ką tik nusipirkau, tai jis nebuvo įpakavime, va taip ir buvo, taip atstovėjo, toj pauostysiu. Oi, kaip švelniai kvepia, neįsivaizduojat, superinis prausiklis, kvapas nuostabus. Labai švelnutis kvapas, toks, nežinau, kaip jums nusakyti, gal šiek tiek kaip kokosas su kakava. Šiek tiek primena, kaip būtų kokosas su kakava maišyta. Kažkas tokio. Ir toks švelnus kvapas. Super. Na, dar jo nebandžiau, tai negaliu atsiliepimų pasakyti, bet išbandysiu, būtinai pasakysiu. Dar čia, va, iš Nestorijos nupirkau va šitus kokovo protein flapjack. Va, prie šitų pridėsiu, tai va, bus daugiau, nes buvo ant nuolaidos. Čia aš jos pirku, vieną perki, vienas už pusę kainos. Tai va, labai liuks. Šitie sausainiai irgi buvo ant nuolaidos, jie irgi yra ir gluten free, ir veganiški, ir 40%, ai ne, gal su glutenu, ai ne, be gluteno, atsiprašau. 40% mažiau cukrus, na, vien žodžiu, liuks sausainukai. Šitų dar, va, būtent šitos firmos mes perkome visada, bet šitų būtent neragavo dar sūnus, neragavom. Toliau vieną tokį, vat, pipirą. Nežinau, aš tik mėgstu raudonus pipirus arba geltonus, žalių, tai tikrai nemėgstu, labiausiai tai raudonus. Galvoju, palėję tad padarysiu, bet va, bus matyt, gal rytoj tai gaminsiu. Toliau, kaip visada, va, pienukas. Jau žinote šitą pienuką. Toliau, kas dar čia iš maisto, va, dešrelių vieną pakelį, Linda McCartney's. Na, netikrų, žinoma, dešrelių, va, veganiškų. Toliau, va, vaisių. Tai yra 5 kivukus, tos savo mėgstamiausius. Va. Iš tos, va, Zespri firmos Sungold iš Naujosios Zelandijos. Ir toliau, kaip ir su maistu viskas. Ir žiūrėkite, kokią spalvą nusipirkau plaukus dažyti, nežinau, kaip čia matote. Va. Ir šiaip pažiūrėjau iš L'Oreal ar tenais iš kitų firmų, bet pamačiau, va, šitą, tokia, va, kaip ir naujiena, ar ką, va, blend of 3 salon tones, kad 3 saloniniai spalvos yra čia sumaišytos į šitą vieną, aš taip suprantu. Ir tokia nebloga visai spalvytė, tokia ruda, tokia, su biškili kaštoninė ir kažkokia, va, tokia, na, nežinau, man tikrai patinka jinai, žiūrint, kaip dar gausis ant mano plaukų, na, bet manau, neturėčiau nusivilti šią spalvytę. Manau, kad šiandien vakare reikės nusidažyti. Dažau pati, kartais draugė nudažo, bet va taip va. Toliau, va, užmačiau vėl tų naujų kaukyčių, kadangi vis taip jau aš ta prasme naudoju savo kaukytės dabar. Va, čia nupirkau kaukytės sūnui, kaip matote, čia nuo blackheads, nuo juodų inkštiriukų, kaip sakant, visam veidui užsidėti ir 5 minutės palaiko ir viskas. Sūnus kažkada jau naudojo tokią pačią kaukę senai. Na, neatsimenu, kaip jie ten padėjo, bet kažkiek ištraukė, tikrai kažkiek padėjo. Na, ir dabar išbandys, vat, gal šiandien ar kada. Rašo, kad vat, padeda sumažinti blackheads, tuos juodus inkštiriukus, padeda, ta prasme, nelygumus visus veido ir visą riebumą nuo mano veido. Kaip tik mano sūneliui tiks. Toliau čia savo nusipirkau, va, tokį nosios stripsai tokie, poras, kad išvalytų. 3 stripsai čia įeina. Šitų nebandžiau, bet bus įdomu išbandyti. Toliau sekanti kaukytė tai yra tos pačios firmos Green Tea Peel Off. Iš žalios arbatos nusiplėšinti kaukė. Jinai detoksina, man patinka, kai jinai detoksikuojanti yra. Detoksikuojanti ir valanti poras.
maskė. Bus įdomu labai išbandyti. Čia su žalia arbata, su džindžeriu, va. Su antioksidantai. Tai aš ją pirkau vien dėl antioksidantų. Toliau. Čia labai panaši, bet kitokia. Tai Blemish Mud. Anti-Imperfection. Šitą taip pat paėmiau iš tikrųjų sūnui, nors čia mergina nupiešta, bet aš paėmiau sūnui, kadangi čia yra kaip ir nuo spogelių būtų. Anti-Imperfection, kiek suprantu, tai yra nuo spogelių. Va. Anti-Imperfection. Nes tai va, liuks bus. Čia yra su aloe vera, willow, raminanti va, alojas sultis. Tikrai va, sūnus galės išbandyti. Na, tai va, tos 2 sūnui ir 2 man. Man atrodo, kad dar vieną turėjau, ne? Kažkaip galvoju, kad dar viena buvo. Na, ai, va. Sakau, kad va tokią dar ėmiau. Vat, Ice Crystal. Čia vat pamačiau, kad nauja, reikia galvoju pabandyti. Nauja. Ir jinai treatment facial exfoliate. Kad ta prasme, nuima negyvas odos ląsteles. Exfoliatorius, kaip sakant. Exfoliate. Na va. Ir čia yra su spearmint, su mėta ir su Dead Sea Salt. Mirusios jūros druska. Įdomu bus pabandyti, kaip čia bus. Manau, kad turėtų tikrai neblogai nuvalytas negyvas odos ląsteles, eksfoliatorius. Na štai 5 kaukytės, 2 sūnui, 3 man. Ir kas dar, 3 produktėliai, tai, nežinau, susižavėjau, galvoju, čia yra ne tiesintuvui ar ką, bet čia yra paprasčiausiai apsaugo nuo to, plaukus džiovinti, nuo plaukų džiovintuvo paprasčiausiai. Hot and Go. Va, apsaugo plaukus nuo karšto plaukų džiovintuvo. Liuks. Įdomu bus išbandyti. Visi šitie, aš nupirkau 3 produktus. Ai ne, 2 produktus iš L'Oreal. Tai jie buvo po pusę kainos. Tai dėl to aš juos ir nusipirkau, ant pusę kainos, tai labai liuks. O šitas, rašo, kad padidina apimtį. Volume Super Sizing Spray. Atseit, duoda apimti plaukams. Bus įdomu labai išbandyti, nes dėl apimties aš nieko savo lentynėlėje neturiu. Ir taip pat norėjau dar vieną tokį iš L'Oreal pirkti, bet kažkaip susigundžiau ištresime. Taip pat čia yra dėl Salon Finish, nes sakoma, lygtais jis yra toks kaip profesionalus, naudojant profesionalai atseit jį. Ir rašo, atseit padidina apimtį ir pakelia plaukus. Čia 3 tų taškelių, putos, atseit pakelia grinai nuo šaknų ir ilgai išlieka visas tas pakilimas. Na, nežinau, kiek čia tiesos, bet bus įdomu išbandyti. Ir čia kiekis yra 300 ml, gal nemažas. Šito kiekis yra, kiek čia, 200 ml, šiek tiek mažesnis, va. O šito bus koks 100 turbūt. Taip, 150 čia yra, va. Na štai, tokie produktai ir viskas. Na kągi, kaip matote, aš vėl esu automobilyje ir jau pasidariau makiažą ir jau atėjo laikas vėl važiuoti į paštą pasimti to siuntinuko, kurio labai laukiu. Taigi, judame. Taigi, parsivežiau siuntinėlius, gavau 2 siuntinukus. Šitą jau šiek tiek atplėšiau, bet dar nepažiūrėjau, kas viduje. Taigi, aš nuteku, kas čia bus. Auskariukai. Pažiūrim, kokie fainučiai. Auskariukai tokie kačiukai. Ir dar turi pareiti ilga grandinėlė su tokiu katinėliu panašiu. Biški šiek tiek didesnių turi būti. Ilga tokia ir toksai katinėlis ant galo grandinėlės turi būti. O tos auskariukus aš pirkau, kad priderinčiau. Na, pažiūrim kokybę. Kiek man čia matosi, tai kokybė fantastiška. Fantastiška kokybė. Užsegimai štai tokie.
Nei kur klijai išbėgę, nei ką. Ir yra tie deimantukai. Atrodo kaip auksinė spalva, ne kokia ten raudona ar oranžinė. Tikrai nuostabus katinėliai. Oi, fainai labai, labai. Patinka man. Dabar nenešiosiu, lauksiu, kol pareis tą grandinėlę. Tai tada bus man visas komplektukas. Na, įdedu atgal į šią dėžutę, į maišelį. Na ir aš jau žinau, kas čia bus taip pat. Čia dar nepraplėštas. Kaip matote, nepraplėštas, visai dar yra šis siuntinys. Bet parašyta, kad čia yra plaukų extensions arba wigs, perukas. Nes aš užsisakiau 3 rūšių plaukus. Ir čia nežinau, gal čia tik bus vienas, užsisakiau tokią kasą ilgą, čia kur gali tai prisidėti. Paskui užsisakau clip-in, prisisekti tokių visokių ilgų. Ir dar ten kažkokį pusiau peruką, kažkokį užsisakiau, vienu žodžiu, nes kažkaip noris ilgų tų plaukų prisiauginti nenoriu, nes nenoriu alinti, noriu atauginti savo plaukus, o kartais noris šiek tiek ilgesnių, storesnių tų plaukučių ir tiesiog norisi pažaisti su tais plaukais. Ir noriu pasakyti, kad, dabar kerpu, noriu pasakyti, kad čia bus nenatūralūs plaukai. Mokėjau pigiai, kiek aš čia, 8 eurus kokius. Todėl nežinau, kokios kokybės bus. Gal bus taip, kad išmest reikės. O tai bus. Na, bet nepabandęs nežinosi. Oh my god, kiek čia visko. Wow. Na, kas čia dabar? Yra štai toksai ilgas. Šit plaukai yra atsparus, čia yra garbanuoti plaukai, tik nežinau, ar čia kasa bus ar kas. Išpekuosim, pažiūrėsim, ar čia tas pusiau perukas. Ta prasme, jisai yra atsparus karščiui. Spalvytė tokia tamsi, tu man reikia kaip nutamsinti plaukus dabar. Reikės nutamsinti man plaukus. O čia tokia į rudumą, į tokį įdomu. Čia toliau atėjo kažkoks popieriukas. Vienu žodžiu kažkas va toksai, paskui paskaitysiu. Ir kepurytė. Kepurytės nepirkau, čia yra dovanėlė, man atrodo. Čia bus dovanėlė. Nes kepurytės tikrai nepirkau. Na, o dabar žiūriu, čia va yra kažkoks irgi plaukai kažkokie. Atrodo taip, supakuoti. Na, nežinau, šiaip tai labai stipriai neblizga. Man visai patinka gal. Tik tais tiek, kad va čia vienos spalva, čia kita spalva. Nors ne, iš tikrųjų panaši spalvytė tokia. Tuoj pažiūrėsim, kas čia gausis. Kas čia bus? Tuoj pažiūrėsim. Vau. Kokio čia tie ilgio. Galvoju, bus paskui, wow, kokio ilgi, kokie ilgi, oh my god. Na, nėra ten super tokio švelnumo, galiu pasakyti. Kvapas labai geras, nėra ten kažko tais. Man patinka, galiu pasakyti, man patinka. Čia yra pusiau perukas, dėti štai ant šitos va vietos. Ir savo plaukus čia užsimetu ir gaunasi paskui kažkaip taip. Va čia bus mano dar plaukai. Bet įdomu iš tikrųjų. Oh my god! Na, bet fainas pažaisti su tokiais garbanom tokiam. Ir aš jas galiu tiesinti. Na, su šitais plaukais aš esu labai patenkinta, galiu pasakyti. Neatrodo per daug tokie, kad būtų kaip ten pigus tokie perukai, kur, nes aš šiek tiek už juos mokėjau tik tais kelis eurus.
Matote, blizga, vat, bet ne blizga, ten iš viso labai daug. Garbanos štai, vat. Ir jas ištiesinus, jas galima tiesinti, tai dar bus ilgesni plaukučiai. Na, super. Super toks pusiau perukas. Ir pažiūrime dabar, kas bus šitame maišelyje, nes aš nelabai suprantu, kas čia bus. Aš užsakiau kasą, bet kažkai ar čia kasa, ar čia kas. Taip, čia yra kasa. Kiek suprantu, bet dabar pakuoju, toj nukirpsiu, čia tokį. Oh my god, I'm so excited. Oh, wow. Oi, tuoj. Čia yra tinklelis toks uždėtas, va, nuimsime. Man patinka gerai tas tinklelis, va, laikyti plaukus, paskui tą tinklelis įdedi ir viskas. Na, ką galiu pasakyti, visai švelnus plaukas. Plaukas švelnus ir tik tais įdomu, kaip ta pati kasa. Štai. Čia grinai yra kasai. Čia įsmeigi, užsuki ir po to šitą plauką. Čia yra dar šalia toksai plaukas, kaip matote. Va. Šalia va toksai plaukas yra. Tai šitą plauką užsuki, man, žinote, kaip būna taip vat užsukta ant kasų plaukas, kaip čia parodyti, kaip yra kasa, vat, ir užsuki va tokį vat plauką, kaip vietoj gumytės, kaip sakant, ir va taip va. Įdomiai labai bus. Wow. Nu ką, dabar reikia dažyti plaukus, ar man kažin tiks, kur tie nauji dažai, kuriuos nusipirkau, čia tokie kaip mahogani, kaip sakant, man kaip tik tiks gal prie naujų dažų. Toksai rudumą, bet turi to tokio atspalvio. Na, tikrai bus labai įdomu. Wow. Na, tai ilga plaukė dabar būsiu. Ai. Ir dar turi pareiti, dar turi pareiti man. Wow, bet Velės, kas čia privėliau dabar. Na, bet čia aš pati privėliau kažką tais. Na, bet už tokią kainą, tai nieko. Galiu pasakyti, plaukai neslenka, na, keli gal plaukai, nežinau, vis tiek turi iškristi. Nors ne, iš tikrųjų ištraukiau, va. Na, bet gal iš pradžių. Bet taip nedaug tų plaukų čia. Na. Irgi kvapo kaip ir nėra. Jokio ten baisaus kvapo, perdirbto kokio. Nežinau. Esu patenkinta, dabar eisiu puoštis, šukuosinas darytis. Pirma, tik reikia plaukus nusidažyti ir viskas. Taigi, brangieji, kaip pamatėte mano visus pirkinukus, kurie atėjo. Ir viską. Na kągi, brangieji, norėjau su jumis dar pakalbėti apie šiuos plaukus, kuriuos šiandien gavau. Kaip matote, šiuos gavau garbanuotus, banguotus. Ir man jie nepatiko. Nu, vis dėlto aš juos užsakiau, aš tokių norėjau. Visų pirmiausia, kad jie būtų tokie, nu, banguoti. Aš jau tokių norėjau, bet man kažkaip nelabai patiko iš tikrųjų. Ir aš juos, kaip matote, ištiesinau. Ir man kažkaip patinka labiau tiesus plaukai. Dabar norim parodyti ilgį. Koks čia yra ilgis. Nežinau, ar jūs matote tą visą ilgį. Ilgis yra toks gan ilgokas. Šiaip tai man yra per ilgas, mano manimu, yra šiek tiek gan ilgas, tikrai plaukas. Ir blizgesio nėra tokio, kaip kad būtų netikri plaukai, bet čia yra jie netikri, tačiau juos galima tiesinti. Na, nežinau, man patinka pažaisti su tokiais plaukais ir tiesa uodega, plaukų uodega, taip pat ištiesinau. Va, plaukų uodega, kur prisisegi čia, prisisegi va taip va. Savo plaukus suriši ir po to taip va čia yra toksai va kaip šukytės, tokios įsveigi
apvynioji ir čia yra toks plaukas. Ir tą plauką apvynioji aplink šitą. Ir po to su segtuku taip apačią užsegi. Na ir dabar čia nelabai gražiai padariau, bet gaunasi taip čia kaip gumelė, vat, plaukas ir čia paskui visa kasa. Kasa irgi gan ilga iš tikrųjų yra tokia. Bet aš kaip pagalvojau, geriau jau ilgesnį negu trumpesnį, nes ilgus plaukus visada galima nukirpti. O trumpus jau nepailginsi, kaip sakant, na štai. Na tai tiek norėjau pasakyti ir tikiuosi jums patiko šiandieninis video ir, na, o ką aš eisiu veikti toliau, eisiu dažyti plaukus su dažais, kuriuos nusipirkau ir, na, nežinau, tikiuosi mano naujoji spalva tiks prie šių plaukų, nes jeigu netiks, nežinau, ką darysiu. Lauksiu, kol nubluks, bijau, kad negautų per tamsi spalva iš tikrųjų. Na, bet viskas užtenka čia pliurpėti man ir viskas. Viso geriausio, brangieji, ir iki pasimatymo sekančiose video. Ate.